Darykite gerus nesavanaudiškus darbus. Vaikystėje sekmadieniais eidavau į bažnyčią ir visuomet stebėdavausi, kaip pagarbiai žmonės bendrauja tarpusavy pamaldų metu, o jom pasibaigus paskubomis grūdasi laukan stengdamiesi pirmi pasiekti automobilių stovėjimo aikštelę. Sakyti malonius dalykus kitiem yra puiku, tačiau daryti gera kur kas puikiau. Maža to, kai nesavanaudiškai padedame kitiem, organizmas išskiria endorfinus, džiaugsmo hormonus ir mes jaučiamės laimingi. Didelių darbų nė nereikia. Pakanka žmogui, perkančiam vos kelias prekes, užleisti eilę prie kasos, pasiklydusiam parodyti kelią, panešėti kažkieno sunkų nešulį ar elektroninį laišką padėkoti kam nors už atliktą darbą. Galima padėkoti ir to asmens viršininkui. Kokį nesavanaudišką gerą darbą galėtumėte atlikti šiandien? 1000 žodžių nepaliks tokio gilaus įspūdžio kaip vienas geras darbas. Henrikas Ibsenas.